Sveikos mergaitės, noriu šiandien pakalbėti truputį itin jautrią temą man. Gal kažkam tai bus artima. Turiu šiokią tokią alergiją pieno produktams. Pavartojus truputį daugiau pieno produktų, mane išberia ne visą, bet tik veidą tokiais pūlingais, skaudžiais spuogeliais, pūlinukais, giluminiais, bet praėjus tam tikram laikui viskas susitvarko veido oda ir vėl viskas gerai. Pieno produktų tikrai nevartoju kasdieną, kad ir kaip man patiktų, kaip aš mėgstu varškę, sūrelius, bet gaila sūrelio mes Šveicarijoje neturim, tai grįžus į Lietuvą laikas nuo laiko iš tikrųjų aš juos valgau, patinka, skanu, turiu atradus savo sūrelius, kurie yra tokie, atrodo, ir natūralesni ir aš juos iš tikrųjų, nes seniau atostogų metu suvalgydavau jų daugiau, dabar tai nėra didelis kiekis, bet pakanka man, kad mane išbertų. Bet praeitą vasarą grįžus į Lietuvą, iš tikrųjų vartojau nemažai pieno produktų, nes dievinu varškėtukus, žinau, kur jų gauti skanių. Iš tikrųjų, ir kone kiekvieną dieną aš juos valgydavau Lietuvoje būdama, ir man Lietuvoje bebūnant, atostogoms einant į pabaigą, išbėrė rankas ir buvo nežmoniškas niežėjimas iš tikrųjų, ir nuvėjus vaistinę, sakau, išbertos rankos, maitinuos šiek tiek kitaip negu įprastai, grįžus į Lietuvą, valgau kitokį truputį maistą negu įprastai, turbūt įgavau kažkokią alerginę reakciją ir man reikia kažkokios pagalbos. Tai man davė nuo alergijos vaistų, aš juos gėriau, rankas susigydyti užtruko apie 3 mėnesius gal, plius minus, ir viskas. Ir artėjant Velykom, iš tikrųjų vėl atsitiko, kas atsitiko. Prasidėjo birimas, bet prasidėjo nuo plaukų srities, ėjo link kaklo, link krūtinės, buvo išberta, o Velykų rytą atsikėliau su išbertom vėl rankom, tose pačiose vietose. Velykų dieną su šeima kepėm šašlykus. Kažkaip maisto labai ir nesisaugojau, nesakau, kad aš ten valgiau kažkokius net alergizuojančius produktus, bet buvo ir pyrago, buvo mėsa, buvo salotos iš tikrųjų ir kitų svaigiųjų gėrimų. Tikrai pasakysiu, labai ten nesisaugojau, kad kažkaip, ir ta alergija aštrėjo man tiesiog minutėm, valandom. Ir Velykų naktį teko išvykti į ligoninę, susileisti vaistų nuo alergijos, sulašino gydytojai lašalinę. Teko pabuvoti priimamajam, kaip sakau, susiteikti savo pirmąją pagalbą. Ačiū medikams, kad mane priėmė, kad suteikė tą pirmą pagalbą. Išrašė vaistų, bet gydytojas vaistus liepė gerti vakarais, bet aš supratau, kad man nepakanka gerti tik vakare, tai aš geriau ir ryte, ir vakare, kad greičiau praeitų ta alergija, kad sumažėtų tas niežėjimas. Ir ką noriu pasakyti šituo video, kad jeigu pas jūsų žmogus atėjo į svečius ir nevalgo tam tikrų produktų ir jūs nesiūlykit, neaiškinkit, kaip čia skanu ar kažkas, kaip tu gali nevalgyti. Turbūt žmogus negali, nes žino, kad gali ištikti jį alergija ir gali tekti važiuoti į priimamąjį. Tai būkite pakantesni savo svečiams, nes mūsų tas lietuvių vaišingumas iš tikrųjų visi žinom, kad mes visi skaniai gaminam, kaip viskas skanu,
Ir visa kita iš tikrųjų, tai jeigu žmogus nevalgo, tai reiškia, jis negali valgyti. Kad neištiktų tų alerginių reakcijų, kaip aš sakau, atsižvelkite į savo svečius. Ir aš po šio karto iš tikrųjų labai bijau valgyti, bet vyras sako, tu valgai kitaip, tu maitiniesi kitaip. Ir turbūt organizmas jau nepriima kitų produktų. Ir įvyko, kas įvyko iš tikrųjų, bet aš manau, tai yra kontroliuojama. Teks pasidaryti tyrimus, ko mano organizmas netoleruoja, kad neįvyktų daugiau tų alerginių reakcijų ir kad per kitas atostogas galėčiau valgyti tai, ką galiu, kad neužsivalgyčiau, kad neįvyktų vėl kažkokia alergijos potrukis. Nes tai buvo iš tikrųjų labai keistas patyrimas, nes prieš tai seniau neturėdavau jokių tų alergijų, jokių tų tokių, kad kažką reaguotų mano organizmas, mano kūnas ir kažkas. Iš tikrųjų, tai kai tu maitiniesi truputį kitaip, tai yra kaip yra. Tai kuo paprastesnis maistas, tuo geriau. Iš tikrųjų džiaugiuosi atradusi Lieknėkime kartu programą ir labai džiaugiuosi būdama šios programos dalimi iš tikrųjų, kad galėjau prisijungti prie komandos, kad galiu padėti moteriams. Aš viską kalbu iš savo patirties, iš savo visų praėjimų, kaip aš jaučiausi, ką aš dariau iš tikrųjų ir biškai toks jauduliukas ima, ką aš dariau, ką aš jutau ir kaip reaguoja mano organizmas. Gali reaguoti ir jūsų organizmas kitaip. Iš tikrųjų, bet ko mes valgysim sveikiau, paprasčiau, to mums iš tikrųjų bus geriau. Svarbu man, kad aš programos metu nebadauju ir kad galiu valgyti tai, ką aš noriu ir kas man patinka iš tikrųjų. Nesakau, kad ten yra sunku laikytis, yra tam tikros meditacijos, yra tam tikri pratimai, su kuriais padirbus turi puikų rezultatą ir merginos turi puikų rezultatą. Tai čia truputį biškį nukrypau jau nuo savo temos, nuo savo pasisakymo apie alergijas. Tai noriu pasakyti, būkit pakantesni vienas kitam. Jeigu žmogus pasakė, kad nevalgys tam tikro produkto, reiškia, jis ir nevalgys šito produkto. Ir jūs negalit siūlyti per prievartą iš tikrųjų. Tai tikiuosi buvo naudinga informacija. Pasidalinau savo patirtimi. Tokia keista iš tikrųjų, bet šiai dienai viskas gerai. Pavartojus vaistus, alergija nurimo. Dar kartais turiu įtarimą tokį, kas gali mane alergizuoti. Bet kreipsiuosi į gydytojus ir prašysiu, kad padarytų netoleravimo testą ar ką tenais, į ką organizmas reaguoja, ko negaliu valgyti, kad pasitvirtinti ir griežtai pasakyti tam produktui ne. Nes iš tikrųjų negaliu atsispirti pieno produktams, ypač grįžus į Lietuvą, kai žinau, kur gauti skanių varškėtukų ir yra pirkti sūrelių. Man čia yra dievų maistas iš tikrųjų, o varškė ta pati, ko negaunu čia Šveicarijoje, tai apsiryju Lietuvoje. Tai turbūt teks pamiršti tą apsirijimą ir Lietuvoje. Tai tikiuosi buvo naudinga, kad nereikia bijoti, pasakyti ne, jeigu jūs vaišina ir jūs negalit valgyti tam tikrų produktų. Tai jeigu turėsite dar kažkokių klausimų apie programą, apie Lieknėkime kartu, galite rašyti man drąsiai, pasidalinsiu dar kartą savo istoriją, galėsim bendrauti asmeniškai
ir iki greito jūsų Vitalija.